Hi guys, šiandien jums parodysiu, kaip pasigaminti salotas. Žiūri skanas ir aš esu užkimus, tai jo. Mums reikės citrinos, salotų ir agurkų, bet aš agurkų neturiu, tai šiandien darysim be agurkų. Tai, va. Okay. Dabar įrankiai. Įrankiai yra mentelė. Oi. Peilis. Ties dar bliūdo reikės kažkokio, į kurį dėsim savo salotas. Va, šį kartą dėsiuosi į tokį bliūdą. Labai gražus, man šitą mano favorite yra. Favorite. Ir vėl reikia pasitaisyti. Ok, radau žiūrį puikų būdą. Tai pradedam. Visų pirma, reikia nusiplauti rankas. Jo. Ai, tiesa, gelbėti rankas reikia. Ja. Tai darau, kai filmuoju. Ta reikia, žinoma, nuplaut žolės. Kodėl aš šį kartą viską pamiršau? Juk šitas salotas aš daręs milijonų tūkstančių kartų. Auč. Įsidėkite salatų tiek, kiek norite. Man nuoširdžiai nerūpi. Dabar einam plauti. Geriausiai tokį dėti su skylutėmis. Done. O gal aš normaliai nenuplovau? Ir čia kažkas buvo su kamera, bet aš žiauriai sorry, nežinau, kas čia buvo, tai jo. Čia rodo, ok. Muilo nereikia, jokių būdų. Niekada nedėkit muilo į salatą, kai plaunat valgomus dalykus. Kai nevalgomus, darykit ką norit. O kai valgomus... Smirda. Oh shit. Blemba. Ok. Dabar. Nevakarys. Gerai, tikėkimės, kad ne. Dabar galima kokį nors pasidėti. Ir supjaustyti.
Не боишься чичаудить? Ir padarykit gabaliukus, kokius tiktais norite. Dydžiai visiškai nesvarbu. Padarykite tiktais tokius, kokius jūs tiktais norite. Pavyzdžiui, aš darysiu tokius išdryžusius. Pasikeičiant investuotojus, kaip sekasi gyventi naujų technologijų labai svarbų Lietuvai projektą. Ir po kiekvieno tokio pasitarimo išeina ir žurnalistams duoda tam tikrų interviu. Niam, niam, niam. Bet visada svarbiausia yra patikrinti skonį. Ai, o Dieve, aš turbūt nepasakiau pavadinimo. Tai jei ką, pavadinimas yra skanios ir sveikos salotos. Paprasčiausiai negalima valdyti procesų valdymo irgi yra didžiulė problema. Pone Skverneli, prieš tai mes kalbėjome dar prieš tas energetikos inovacijų ministerijos Valia. ministerija turėtų rinktis valstybės institucijos atstovai ir žiūrėti, kaip vyksta procesas. Viskas, ar ne? Jeigu jūs neturit agurkų, dėkit obuolius. Bet pirmą įdėkit salotas, pačias šitas skanias salotas, žalias tai yra. Ir tada tik tais uždėkit citrinos. Nedėkit ant obuolių citrinos, nes obuoliai su citrina labai neskanu būna. Tai jo. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkoks vaikas jūsų, jeigu čia pavyzdžiui mamos darys, tai nemėgsta tokių ridikų, tai galite sakyti, kad čia aš įpjausčiau ridikų, jis jūs paragaus ir pradės jos mėgti. Ir tuomet pradės valgyti tikrus ridikus. Kaip viskas susidėjo į galą. Kadangi mūsų rankos jau yra labai švarios, galima tai daryti su rankomis. Ir Uolia, jūsų sveikos, skanios, gražios salotos yra padarytos. Taip skanu. Niam. Bye.